Labas, mano vardas Aina ir jeigu kada nors svarstate apie personalo valdymo specialisto karjerą, tai šis video kaip tik jums, nes jame karjeros konsultantė Aistė Lastauskaitė papasakos apie karjeros pokytį HR darbo krypties link. Papasakosime, kas tai yra personalo valdymas, iš kur tokia profesija iš vis atsirado, kokios jos ištakos ir kaip ji vystėsi per paskutinius 100 metų. Susipažinsite su 4 pagrindinėmis personalo skyriaus funkcijomis, kokias pozicijas bei atsakomybės organizacijoje visos jos turi. Taip pat sužinosite, kaip atrodo HR specialisto kelias organizacijoje. Ar jis vienas, o gal gali būti ir daugiau kelių į šią karjerą? Na ir galiausiai suprasite pagrindinius personalo skyriaus iššūkius ir galėsite nuspręsti, ar ši profesija jums. O jeigu norit sužinoti, kaip galite sutaupyti daugiau laiko, daugiau nervų, bei lengviau instruktuoti darbuotojus, atsisakant visų popierinių instrukcijų ir žurnalų, po šiuo video rasite nuorodą. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip DASATA, darbo saugos e-sistema padeda sklandžiau įgyvendinti darbo saugos ir sveikatos reikalavimus. Na, o dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, tai padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį Aistei. Tai aš norėčiau pradėti šitą nuo šiokios tokios vienos skaidrės istorijos. Apskritai, kaip atsirado tas personalo valdymas, nes ir viskas yra netgi nuo 1900-ųjų. Pradininku yra laikomas Tayloras, nes jisai pirmasis pradėjo diskutuoti apie personalo valdymą. Bet kadangi čia mes šnekam daugiau nei 100 metų atgal, tai tas personalo valdymas tai buvo kalba vien tik tai apie produktyvumą. Ir žmonės praktiškai buvo prilyginami mašinom. Nes tikslas buvo, kad pasamdau darbuotoją, jį surandu, pastatau, jisai dirba. Ir dirba kuo geriau. Na ir tas produktyvumas, aišku, pasireiškia tuo, kad personalo skyrius, ką jisai darydavo, atrinkdavo tą darbuotoją ir apmokindavo. Ir būdavo atsakingas taip sudėlioti procesą, tą visą mokymo ir įvedimo darbuotojo į darbo vietą, kad bet kokio išsilavinimo, o tuo metu tikrai žmonės neturėjo išsilavinimo, sugebėtų padaryti tą minimalų kiekį, kokio darbdaviui reikia. Tai čia buvo pati pradžia. Ir tada net atsirado tas vienetinis apmokėjimas, kuris vis dar yra dabar taikomas, pavyzdžiui, gamybinėse įmonėse, siuvyklose, kad siuvėjos kiek užsisiuva, tiek jos ir gauna, ar ne, to atlyginimo. Tai čia irgi atsirado 1900-aisiais būtent su ta produktyvumo banga. Ir tas personalo skyriaus darbas, jisai buvo visiškai kitoks. Jie ten analizuodavo laikus, žiūrėdavo, kaip standartizuoti tą darbą, kad darbuotojas kuo produktyviau dirbtų. Ir maždaug 1930-ais jau pradėjo šnekėti apie tai, kad svarbus vis dėlto ir žmogiškas santykis darbe. Ir jau nuo čia mes artėjom labiau į suvokimą, kuris yra dabar personalo skyriui. Nes jau tada pradėjo sakyti, kad svarbu, kaip žmogus jaučiasi, kaip mes su juo bendraujam, ar mandagiai bendraujam, ar jam patinka darbe, ar jisai turi pertraukėlių ir taip toliau. Aišku, reikia paminėti, kad tada buvo labai stipri profesinių sąjungų veikla tuo metu. Ir jie, aišku, kovojo už tos darbuotojų sąlygas, kad jie nebūtų laikomi kaip mašinos, o vis dėlto laikomi kaip žmonės. Na ir iki 20 amžiaus jau išsivystė toks supratimas, kuris yra dabar. Ir dabar mes sakom, kad žmogus yra pats svarbiausias išteklis įmoniai. Jeigu įmonė nori būti sėkminga, tai jinai turi užtikrinti, kad žmogus jaustųsi gerai savo darbe. Ir štai ir mes daeinam iki tos istorijos, kur šiandien jau vyrauja visiškai priešinga pozicija ir įmonės žmonės yra jų turtas. Ir iš to atsiranda tam tikros žmogiškųjų išteklių funkcijos arba vaidmenis. Tai aš išskirčiau tokius 4 pagrindinius. Pirmasis tai yra komunikuoti,
Antrasis - patarti, kontroliuoti ir įvairi papildoma veikla. Aš juos dabar aptarsiu žingsnis po žingsnio išsamei ir pasišnekėsim, kokių tų pozicijų yra palei kiekvieną funkciją. Nes iš esmės labai struktūriškai taip ir išsiskirsto personalo skyriaus funkcijos. Taip, tai pirmoji funkcija arba pirmasis vaidmuo tai yra komunikacija. Ir šitas yra pats svarbiausias. Tai ypač dabar, kai tiek daug kultūrinių skirtumų, kai ta globali tokia aplinka pasidaro, kai ypač didesnės įmonės jos dirba su užsieniečiais, su kitų tautybių žmonėm, kitų kultūrų žmonėm. Ir tas komunikaciją suvaldyti įmonė yra sudėtinga, kad visi žinotų viską, ką reikia, kad suprastų, kokia yra misija, vizija, kaip mes dirbam, kokiais procesais remiamės ir taip toliau. Tai kalbant apie komunikacijos vaidmenį, tai personalo skyrius atsakingas už tokio tipo komunikaciją. Aš dar pasakyčiau, kad yra vidinė ir išorinė. Tai jeigu kalbam apie vidinę, tai yra tarp įmonės darbuotojų. Ir mes jau čia šnekam apie tokias veiklas kaip orientaciniai užsiėmimai, skelbimų lentos, komunikaciniai susitikimai dažnai būna arba kas pusmetį, arba kas ketvirtį, kur visi darbuotojai susirenka, įmonė pasakoja, ką jie pasiekė, kokie tikslai, ką darys toliau ir taip toliau. Naujienlaiškiai įvairūs. Labai svarbi detalė dar yra skundų ir nagrinėjimas, kad žmogus turėtų darbuotojas kur pasakyti, kas yra negerai ir kad personalo skyrius galėtų išsiaiškinti, kas ten yra per problema. Ir kuo didesnė organizacija, natūralu, kad tų skundų yra daugiau. Ir vidinė komunikacija dar paremta apklausomis, tai pradedant nuo mikroklimato, ar jie yra patenkinti, baigiant vadovo vertinimu ir visos kitos apklausos. Na ir iš šitos komunikacijos vaidmens, aišku, yra komunikacija su išorė. Kas ta išorė? Tai pirmiausia yra tie kandidatai, kuriuos įmonė nori pritraukti, arba tie potencialūs darbuotojai. Tai įvairi komunikacija su žiniasklaida, visokių soctinklų palaikymas ir užtikrinimas, kad visa ta informacija būtų tokia, kokią norim, saldi, graži ar ne, ir pritrauktų tą potencialų darbuotoją ateities. Na ir aišku, komunikacija su žiniasklaida, kad būtų informuojama, kas vyksta įmonėje, ypač jeigu įmonė siekia augti ir planuose yra plėstis ir daugiau tų darbuotojų turėti. Na ir iš komunikacijos vaidmens atsiranda tokios pozicijos personalo skyriuje. Aš jas surašiau angliškai ir vėl ta pati priežastis, nes mes Lietuvoje labai suplakam viską į vieną. Nes dažnai būna, kaip ir sakiau, personalo vadovas, tai viskas viename. Tai kad nebūtų viskas viename, iš tikrųjų yra daug tų įvairių funkcijų ir mes jas aptarsim. Na, kalbant arba tęsiant tą mintį su išorinė komunikacija, tai yra rekruteriai arba talent acquisition specialistai, tai yra tie, kurie būtent ieško tų darbuotojų, parengia skelbimus, juos viešina, atrenka, organizuoja skambučius ar ne pradinius, tada eina visas atrankos procesas, čia jau priklauso nuo įmonės, bet jie yra tie, kurie, sakykime, lydina arba koordinuoja visą šitą veiklą. Tada yra HR administratorius, kuris dažniausiai tai asistentuoja visokiais klausimais, padeda visiems, kam reikia ir netgi jeigu reikia tiem patiem atrankų specialistam, jie padeda susiorganizuoti susitikimus ir taip toliau. Tada komunikacijai daugiausiai yra vidiniai HR representative, tai tas, kuris dalyvauja įvairiuose renginiuose, susirinkimuose įmonės viduje, bet taip pat ir išorėje. Tai dažnai būna tas, kuris ten, jeigu žiniasklaidai reikia kažkokiam renginiui išoriniam sudalyvauja, arba jeigu reikia viduj kažkam, taip sakant, sukomunikuoti ir atstovauti personalo funkcijas, tai jis yra tas žmogus, kuris tai daro. Ir aišku, komunikacijos funkcijai yra mokytojas arba treneris. Tai yra tas žmogus, kuris integruoja darbuotoją į organizaciją, pradedant nuo to, kad kai pirmą žingsnį žengia žmogus į įmonę, tai visi įvadiniai mokymai, tada kaip naudotis kompiuteriu, kaip ką daryti, kokia tvarka, kokios vertybės ir taip toliau. Na ir baigiant organizavimu jų mokymų, kaip jie galėtų geriau atlikti tą funkciją arba ko iš jų tikimasi. O personalo vadovą aš paraudoninau, nes iš tikrųjų personalo vadovas jisai nėra labai vienam vaidmeniui priskiriamas, jisai turi iš esmės atlikti kelis vaidmenius.
Tai komunikacijos vaidmuo lygiai taip pat įsiskaito, jeigu tie darbuotojai, sakykime, reikia jau aukštesniam lygiui komunikuoti, tai dažniausiai būna tas personalo vadovas, kuris atstovauja šitą vaidmenį. Antrasis vaidmuo ir šitas yra, sakykime, naujas, aš taip sakyčiau, paskutiniai 30-mečiai, tai yra patarimo vaidmuo. Ir tas patarimas gali būti įvairus. Tai yra tie žmonės, kurie yra skirti padėti, ypač vadovam organizacijose užtikrinti, kad jie yra informuoti. Pirmiausia, supažindinti su įstatyminė baze, bet antras dalykas ir daug svarbesnis, kad jie turi žinias valdyti savo komandą, arba jeigu neturi, kad jie turėtų kur eiti, kreiptis, mokintųsi, tobulėtų. Tai tas patarimas gali būti nuo to, kaip elgtis, jeigu aš pagavau arba įtariu, kad mano darbuotojas išgėręs, vartoja narkotikus, ką man daryti, iki tokių sudėtingesnių dalykų, pavyzdžiui, kad darbuotojas tikisi, kad mes jam pakelsim atlyginimą, bet mes negalim, nes biudžete nenumatyta, arba kad žmogus eina per kažkokią asmeninę, kad ir vidurio amžiaus krizę ir kaip man jam reikėtų padėti, arba ką daryti su blogai dirbančiu darbuotoju, nes iš tikrųjų čia irgi tas labai sudėtingas procesas, ar ne? Nes tai yra tam tikri žingsniai, kuriuos tu turi praeiti ir suteikti galimybę tam darbuotojui pasitobulėti, bet ne visi žino, kaip tai teisingai ir pagarbiai atlikti, tai tada atsiranda tas patarimo vaidmuo arba funkcija personalo skyriui, kur jau moko, rodo, padeda ir dalyvauja visose šitose procesuose. Na ir kokios pozicijos išplaukia arba atsiranda patarimo vaidmenyje, tai dvi pagrindinės, tai yra HR business partner ir people business partner. Šitos dvi pozicijos. Vėlgi pridedu HR manager, nes jisai visur visada yra įtrauktas. Ir HR business partner ir people business partner tai ir yra būtent tos žiniomis pagrystos funkcijos padėti darbuotojam, vadovam, grupėm išlaikyti tą santykį, už kurį yra personalo skyrius irgi atsakingas. Ir tada į patarimo vaidmenį įeina dar learning and development partner, tai šitie personalo skyriuje dirbantys žmonės, jie padeda žmonėms susidaryti, pavyzdžiui, augimo planus, ką jie turi išmokti, kurios įgūdžius gerinti ir taip toliau, nes jau dabar darbuotojas atėjęs į įmonę, jis nenori dirbti tą patį per tą patį visą laiką. Jis gali tai dirbti metus, bet po metų atsiras noras jam kažką tai keisti, kažkaip tai tobulėti. Ir va būtent tie žmonės, jie padeda užtikrinti, kad tas žmogus augtų ir jeigu įmanoma augtų organizacijos viduje. Ir labai dažnai įmonės teikia prieigas prie įvairių platformų, kur gali įgyti žinių, kurių tau trūksta, pradedant nuo anglų kalbos ir baigiant tam tikrais specifiniais skillsais. Na ir HR associate, kuris irgi atlieka patarimo vaidmenį. Turbūt ir trečiasis, tai yra kontrolės vaidmuo. Tai pirmas dalykas, aišku, kontroliuoti visą įdarbinimo procesą, užtikrinti, kad būtų laikomasi visų įstatymų, reikalavimų ir taip toliau, nes vis dėlto personalo skyriuje yra tikrai labai daug dokumentinio darbo. Ir pats svarbiausias, aišku, kad viskas būtų pagal įstatymą. Na ir tada yra įvairūs vertinimai, kurie atliekami, pavyzdžiui, darbuotojo pasiekimų vertinimai, kasmetiniai vertinimai. Tai tų įrašų analizė arba užtikrinimas, kad šitas procesas būtų paremtas nemyliu principu, o vertinama būtų adekvačiai, nešališkai. Na ir pavyzdžiui, trečioji funkcija, kuri irgi yra susijusi su kontrolė, užtikrinti, taip jau paprastai sakant, pavyzdžiui, kad atlyginimai atitiktų rinkos situaciją, išanalizuoti tą pasiūlą arba kitus veiksnius, arba jeigu yra kažkokias tai skundas, kad kažkas yra negerai, tai siūlyti tada tos, sakykime, procesus, naujus patobulintus procesus, kaip tam tikrų problemų išvengti arba kaip dirbti kitaip, kad tų problemų nebūtų, kad darbuotojai jaustųsi gerai. Na ir visos kitos papildomos funkcijos, iš kurių aš taip jau išskirčiau tokias pozicijas. Tai kalbant apie kontrolės funkciją, būna tokia pozicija HR generalist. Aišku, HR manageris, kaip visada, atsakingas, ir workplace experience dar yra tokia pozicija, irgi ganėtinai naujai atsiradus. Ir šitos visos funkcijos, jos turi kontroliuoti, užtikrinti, kad tas darbuotojas, jisai
jaustųsi gerai ir va tie visi pagrindiniai elementai, apie kuriuos mes šnekėjom. Ir dar yra tokių papildomų funkcijų, kaip pavyzdžiui, labai dažnai po personalo skyrium atsiranda people operations process, tai yra tie žmonės, kurie dėlioja tam tikrus procesus organizacijai, nes kuo organizacija didesnė, tuo daugiau iš tikrųjų reikia tos tvarkos arba procesų, kad visą laiką tie veiksmai būtų atliekami vienodai. Ir tada darbo saugos specialistai būna irgi prie personalo skyriaus. O jeigu nebūna, tai būna arba prie technikos skyriaus, arba, kaip ir minėjau, perleidžiamos šitos funkcijos kažkokiam kitam asmeniui ir kuo įmonė mažesnė, tuo, taip sakant, arba ne personalo specialistui, bet personalo vadovui šitą funkciją nukrenta. Na ir apmokėjimas. Tabeliai arba tabelių grafikų žymėjimas visą laiką būna personalo funkcijose, bet dar kai kuriuose įmonėse yra atlyginimų skaičiavimas. Irgi papuola į tas papildomas funkcijas, už kurias yra atsakingi personalo skyrio darbuotojai. Dabar, kai kalbam apie karjerą, arba žmonės klausia, kaip pasidaryti tą karjerą toj srity, kurioje nori, ir kalbant apie karjerą ir HR, yra keletą tų variantų. Aišku, visi įsivaizduoja, kad turi būti labai nuoseklu. Tai reiškia, kad jeigu aš noriu būti, sakykime, personalo vadovas arba HR business partner, aš turiu pradėti nuo žemiausios rolės toje įmonėje ir po biškį augti. Bet čia yra tik vienas iš metodų, jisai vadinasi nuoseklus metodas, tai yra, aišku, kai žmogus, pavyzdžiui, geriausia, kai studentas ar ne, kuris nori nuosekliai daryti savo karjerą personalo srity, pradeda nuo praktikos, tada būna asistentas, tada galbūt atrankose jau pradeda dalyvauti, galiausiai jisai galbūt apmoko tos naujus darbuotojus, taip kaupia žinias ir ateina laikas, kai jisai jau yra pasiruošęs būti tas business partneris arba personalo vadovas. Ne? Tai čia taip nuosekliai, tam pačiam skyriui, labai gražiai nuo mažų rolių tu augi ir pabiški išaugi, plėsdama savo atsakomybių sritis. Bet čia yra tik vienas karjeros kelio metodas. Kiti du, kuriuos aš noriu paminėti, tai vienas yra vadinamas šokinėjantis, o kitas yra strateginis. Tai ką tai reiškia, kad kartais būna žmonės sako, aš dirbau logistikoje, po to dirbau gamybos įmonėje, o dabar norėčiau dirbti su atrankom. Bet nieks manęs neims, nes mano patirtis visiškai nesusiejus. Tai aš iškart sakau stop, dėl to, kad yra patirtis, kurias jūs esat sukaupę ir jos gali būti naudingos personalo skyriaus darbe. Ir ta jūsų karjeros pasirinkimo kryptis arba kaip jūs ją, taip sakant, daro, tai nėra kažkoks išskirtinis dalykas, jūs tiesiog nepritampat prie to nuoseklios karjeros krypties. Ir tie žmonės, kurie yra tokie šokinėtojai, jie aišku turi pliusų, minusų, tai pliusai jų yra, kad jie labai greit prisitaiko, nes jie jau pratę matyti kitą darbo aplinką, jie greitai susipažįsta, greitai supranta, ką jam reikia daryti, žodžiu, greit susigaudo, labai greit pasiekia rezultatų. Tai irgi, jeigu įmonėm, pavyzdžiui, reikia darbuotojo, kuris ateitų ir darytų tą rezultatą iš karto, jie neturi labai daug laiko jį mokyti, tai tokie žmonės yra tinkami. Jie labai greit, galbūt taip pasakyti, jie labai pozityvus pirmus kokius 6 mėnesius. Entuziazmas tiesiog trykšta per kraštus ir labai tinka projektiniai veiklai. Jeigu jums, pavyzdžiui, atidarinėjat naują skyrių, reikia surinkti darbuotojus ar ne, reikia juos apmokyti, tai tie žmonės yra idealūs, nes jie pirmus tos mėnesius sieks gerų rezultatų, bus labai smagus ir linksmi. Minusiukai, kad jie maždaug po 1 metų praranda tą motyvaciją, tokią, su kuria atėjo, ir labai dažnai keičia darbą, tai yra maždaug kas 2 metus. Kitas variantas, kaip žmogus daro karjerą, yra toks labiau strateginis, bet šitas variantas tinka jau tiem žmonėm, kurie turi labai didelį potencialą. Čia jau būsimi lyderiai. Ir jie būna, kuo jie išsiskiria, tai labai charizmatiški, greit pritraukia dėmesį, moka šnekėti, moka bendrauti, komunikuoti labai lengvai, labai artimą santykį su visais greit užmezga. Visi jaučiasi labai artimi tam žmogui. Na, jie yra labai strategiški, logiški ir irgi į rezultatą orientuoti.
Minusai yra, kad jie, aišku, kas 4-5 metus keičia apskritai įmonę. Dažnai daro labai klaidas, nes pas juos entuziazmas yra rezultatui. Pasiekia rezultatą, o kad ten reikia dar ataskaitą parašyti, apiforminti, užtikrinti, kad tas procesas toliau tęstųsi, jie šito dėja net negali patys padaryti, todėl jiems reikia komandai turėti kažkokį kitą narį. Jiem labai sunku užbaigti užduotis iki galo. Ir prie jų žmonės prisiriša. Tai reiškia, po 4-5 metų, kadangi yra tas emocinis ryšys, tai būna šioks toks supurtimas organizacijai. Bet būna, kad į personalo skyrių va būtent ir paimami tokie strateginiai arba strateginę karjerą darantys žmonės, nes jie gali labai greit pakelt lygį organizacijos. Ir būna tada darbuotojai skundžiasi, sako, va, šitas mano vadovas ne viską išmano. Ne viską išmano, taip jisai ne viską išmano dėl to, kad nenuosekliai darė karjerą, bet jisai turi tam tikrų pliusų, kurie yra šiuo metu arba šiam įmonės etapui labai naudingi. Tai nereikia savęs atmesti ir sakyti, kad viskas, aš jau negalėsiu dirbti personalo skyriui, nes ten turiu kažkokią kitą darbo patirtį. Tai tikrai nereiškia, kad jūs esate iš karto atmesti ir nereiškia, kad jums reikia būtinai nuosekliai vėl pradėti nuo ten specialisto rolės ir kilti po biškį. Reikia tiesiog išsiaiškinti, kuriam keliui jūs priskirt galit save ir mokėt taip save pateikti ir paaiškinti, kodėl tie sprendimai buvo vienokie ar kitokie jūsų karjeros kelyje. Na ir dar norėčiau pašnekėti apie iššūkius, nes iš tikrųjų tam personalo skyriui ir ypač dabar yra labai daug įvairių iššūkių. Ir aš juos visus taip išskirčiau, į tokius, sakykime, 5 pagrindinius. Tai pirmasis galbūt tai yra, aišku, globalizacija. Mes visi žinom, kad ta verslo aplinka, jinai darosi labai kultūriškai įvairi, nes komandose atsiranda žmonių iš užsienio, nes reikia išmokti bendrauti su jais, reikia išmokti dirbti su kita kultūra, kad yra žmonių su skirtingom patirtim, su skirtingom kultūrom, su skirtingu valdymu ir visiems jiem reikia susidirbti kartu. Ir čia yra tas personalo iššūkis dėl to, kad jie atsakingi už tos komunikacijos išlaikymą ir reikia jau tada tokių specialistų personalo skyrių, kurie turėtų tos tarptautinės darbo patirties, kad galėtų ją pritaikyti būtent efektyviam personalo darbui. Kitas iššūkis yra technologijos, ir ypač dabar, kai mes šnekam apie tokius pasaulinius reiškinius arba, pavyzdžiui, korona, kaip pakeitė mūsų suvokimą apie darbo aplinką. Jau žmonės nori turėti laisvą arba pasirinkimą, kada dirbti iš namų, kada dirbti iš darbovietės. Ir čia jau pasidaro norma, nes tos technologijos mums atveria tam tikras galimybės. Aišku, yra labai didelė besikeičianti darbo jėga. Tai ta besikeičianti darbo jėga, tai čia yra labiau iššūkis susijęs su kartom. Nes, pavyzdžiui, Y karta tikrai skiriasi nuo tos 40+ darbuotojų grupės, kuri dirba dabar, kuri, sakykime, yra daugiausia vadovaujamuose pozicijose ir ateina ta naujoji karta su visiškai kitokiais savo suvokimais ir darbo rinka turi po biškį prisitaikyti, dar darbdavys turi prisitaikyti ir visas tas toks išlaviravimas krenta ant personalo pečių, nes jie turi sugalvoti, kaip visi turi jaustis gerai, nors tie poreikiai labai labai skiriasi tų grupių. Aišku, mažėjantis lojalumas, kur mes seniau sakydavom, jeigu kas 5 metus žmogus keičia darbą, tai jau jisai nėra seslus, Dabar net 2 metai yra visai ok, metai, tai jau tada jau galvoju, kad gal biškai kažkas ir negerai. Tai to lojalumo jisai dingsta ir to labiau, kad yra technologijos, žmogus gali susirasti darbą bet kur. Jau tu konkuruoji ne tik su Lietuvos rinka, tu konkuruoji su visu pasauliu, nes jeigu tas žmogus moka kažkokią užsienio kalbą ir tai yra anglų, tai jisai gali būti darbuotojas bet kurios šalies. Ir atsiranda ta konkurencija ir, žinoma, tas lojalumo sumažėjimas. Tada ką tu turi pasiūlyti darbuotojui, kad jisai norėtų pas tave būti. Ir aišku, darbo jėgos įvairovė, tai atsiranda etninės grupės, moteriai, vyrai, šeimos įvairūs statusai, religiniai įsitikinimai ir taip toliau. Ir prie viso to, kaip ir personalas, kurdamas tam tikrus procesus arba
kultūrą, netgi organizacijai turi numatyti, kad visiems atsirastų tos vietos ir visi jaustųsi gerai. Dėkoju Aiste ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje. Na ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ir pažiūrėkite, kaip absoliučiai nesunku Dasatoje registruoti ir sekti jūsų darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Na, o jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta daugiau nei 80 panašių video edukacijų. Dėkoju už dėmesį ir iki pasimatymo.